Sveiki. Ar žinote, kad 96,1% mūsų žiūrinčių neprenumeruoja Žiedo brolių kanalo? Prenumeruok ir paspausk like. Sveiki Žiedo brolių kanalo žiūrovai. Šiandien išskirtinė Žiedo brolių tinklalaidė, kaip matėt intro pradžioje. Tai šiandien mes turim svečią Aurelijų Rusteiką, legendinį Lietuvos lenktynininką, verslininką, Topo centro įkūrėją. Ir aišku, kartu ir mano kolega Joną. Sveiki, mums labai malonu, kad Aurelijus rado mūsų laidai laiko. Tai ir pradedam, Aurelijau. Kaip prasidėjo jūsų lenktynininko karjera? Ar čia buvo jūsų su kolegomis iš verslo idėja lenktyniauti? Nes jūs pradėjote kartu su Dagiliais, panašiais metais. Nes Dagiliai 2003, jūs 2004, kaip nuotraukoje buvo intro. Taip, 2004 metais mes su kolegomis bendradarbiais sugalvojame, kad reikia pabandyti važiuoti 1000 km lenktynėse. Turbūt vienintelis varžybas, kurias tuo metu girdėjome Lietuvoje, kad jos vyksta, tai buvo prasidėjusios jau, tai mes sugalvojom važiuoti ir tada savo Jutą, man atrodo, Racing mums pasiūlė Golfą dizeliuką, kuris jau buvo važiavęs į varžybas ir sako, pabandykite. Tai mes, aišku, kačerginį 2 ratus apsukome aplinkui, supratome, kad jau viską mokame ir išvažiavome į varžybas. Tuo metu to užteko, tas lygis toksai buvo varžybų, kad galėjai važiuoti nelabai suprasdamas, ką ten darai. Tai va, tai gerai, pirmas varžybos, ten, aišku, 40 kokiam ten rate, man atrodo, ten kolega padarė avariją, tą mašiną sudaužė žibulius, bet supratome, kad čia per varžybos, kaip ką. Ir tada kitais metais su Golfu GTI važiavome. Tai va, Golfo GTI tada laimėjome savo klasę 1 vietą. Pirmas mano prizas iš 1006 km lenktynių. Iš viso, man atrodo, kiek aš skaičiau, kažkokia diena, kad 9 kartus buvo ant podiumo. Įvairiose klasėse ir įvairiose vietose. O dar 2006 metais su Porsche jau. Paklaustų, kokie skirtumai tarp Golfo įsėdus į Porsche automobilį? Tai milžiniškas skirtumas, ir dėl to ir buvo pradžioje ten visokių kazų sugėti. Tai Golfas, tai žinote, tai yra liaudės automobilis, iš tikrųjų priekį varomas, lengva vairuoti. Ten su juo gali, kaip sakoma, daug kas važiuoti. Tai be problemų. Dabar jis gal nekonkurencingas, o tuo metu tai buvo čia vos negreičiausias trasos automobilis. Tai jeigu pradedančiam lenktynininkui reikėtų patarti, tai turbūt patartumėt arba Civicėlę, arba Golfuką rinktis. Jo, su Civicu nesu važiavęs, tai negaliu pasakyti, bet jo priekį varomas automobilis pradedančiam tai yra labai gerai. Tai čia tai faktas. Po kartingo sekantis automobilis turėtų būti. Bet tada buvo... Aš galiu dabar jau. Paklausti, Aurelijau, o jūsų karjera kaip pačio prasidėjo, ar nuo kartingo, ar tėvai paskatino, ar tiesiog šeimoje nieko nebuvo iš lenktynininkų? Ne, tėtis rinko modeliukus automobilių, tai aš namuose ant kilimo važinėdavau su visokiais moskvičiais ir Pobėdomis ir dar kokiais automobiliais. Žaidžiau lenktynės vaikystėje, tai vienintelis mano buvo susilietimas su motosportu. O po to, kai atsirado pinigų, tai motosportas to ir žavus, kad reikia gaila jaunų lenktynininkų, kurie greit važiuoja, bet neturi pinigų, tai čia yra visa problema. Tai o geriausias būdas, tai aišku, gyvenime kažką pasiekti, po to ateiti į motosportą, tada žymiai lengviau. O jaunystėje ar bandydavot kartingais kažkaip palenktyniauti su kolegom? Taip, čia tokių, žinote, tokių pažaidimų. Kartingo ar dar kažkokių, tai gatvėje kažką palenktyniauti, tai žinote, visą laiką. Daug su automobilis važinėdavom ir tokius ant ledo ir visur, taip būdavo pažaidimo, bet ir varžybose nedalyvaudavom. Pirmas mano varžybos buvo labai įdomios, tai buvo
Kaune organizuojamos riedėjimo nuo kalno varžybos. Tai jo, tokios buvo Esu labai girdėjęs. retos. Esu girdėjęs. Tai va, tai ten buvo pačios pirmas mano varžybos gyvenime. Tai su Volvu V70 ar kokį ten atsimenu dizeliu įsibėgėjau nuo kalno pripūtęs padangas, tai visus aplenkiau 100 metrų, laimėjau pirmą vietą. Tai ten, kaip suprantu, Aurelijau tikslas buvo kuo toliau nuvažiuoti nuo to kalno pasileidus. Jo, ten buvo nuo kalnas ir ten po to reikia nuo kalno nusileisti, įsibėgėti, po to yra gyvatukas, tai pažinai toksai. To gyvatuko turi apvažiuoti, apsisukti ir grįžti ten tokias. Ir negalima jungti variklio. Tai kas toliau nurėdės. Tai viską lemdavo turbūt svoris ir padangos pripūsas. Na, aišku, matyt, kad vairo mažai kas sukioja. Bet dabar taip įdomus turbūt nebeorganizuoja tų lenktynių. Ne, Tai va, nesu neorganizuoja, girdėjęs. bet Nesu galėtų. girdėjęs. Galėtų federacija arba jo, kažkas iš organizatorių sugalvoti. Būtų įdomu vėl. Jo, būtų įdomu, nes girdėję esam ir Valdas Valiukevičius yra pasakojęs savo archyvose. Aurelijau, apie 2006 grįžtam Porsche. Kaip gimė idėja su Porsche startuoti pirmą kartą ir laimėti tas lenktynės. Nors kvalifikacija pirmąją treniruotę jūsų automobilis buvo labai rimtai apgadintas, trenkėsi į aptvarą. Ten tai buvo laikai gražus, jo. Kartu Jonas Gelžinis buvo jaunas. Kaip atsirado idėja su Jonu startuoti, tada jaunuolio? Tai tokia visai gera idėja buvo, tai kad Juta Racing pasiūlė mums įsigyti Porsche automobilį. Tai aš, kadangi mes buvom pradedami tokie lenktyninkai, tai žinot, irgi sakau, tai dar atsimenu, Jonas Daraškevičius mus ten patreniravo. Ir Kauno oro uoste, tai tokie, žinot, labai buvom pradžiamoksliai. Pabandėm kažkur tai dar, nesimenu, dabar kažkam tai dar Kazūrdo, gal oro uoste važinėjom. Nu, nebuvo kur treniruotis iš tikrųjų, realiai, kad Kačerginė. Taip. Oro uostai. Tai mes tada pasitreniravome ir aišku trūko žinių, tai tada pasiūlė Joną, nes Jonas tuo metu kaip tik buvo 18 metų, 17 kažkaip labai tokio amžiaus buvo, bet jau buvo, jis turėjo daugiau žinių, tai mes visai mielai priėmėm komandą. 3 verslininkai ir jaunas pradedanti Lietuvos lenktynių žvaigždė. Ir toksai duetas geras, bet aišku, buvo labai daug nepatyrimo ir mano, prasme, aš iš viso pirmą kartą tada gyvenime automobilį išvažiavau su slikais. Ir ten Juta, pavyzdžiui, tuo metu irgi matyti dar buvo labai švieži, tai nelabai net nesugebėjo paaiškinti, kad kas yra šalti slikai. Tai 2 ratus apvažiavau, gazą užminiau ir viskas, ta prasme. Ir baigėsi mūsų treniruotės. Automobilis stipriai apgadinau ir ten 2 dienas remontavom ir man atrodo, kad mes ten vos į kvalifikaciją spėjom ar net nespėjom, nesinu. Gal ir spėjom, nes man Spėjom, nes užėmė ten 4. arba 3 vietą. Jo. Tai prašym, kad neminti, nes dar automobilis buvo tik surinktas, ten dar visko buvo. Nu ir aišku, per varžybas buvo problemos, nes automobilis ten, kadangi buvo taip pagrubom surinktas, tai ten pradėjo leisti ir skyšiai, ten kažkaip ten kaito stabdžiai, ten dar tokių buvo. Tai buvo daugiau techninių problemų negu tokio, daugiau nervų dėl techninių problemų negu važiavimo. Bet vis tiek tai varžybos ilgos, konkurentai irgi darė klaidas, gedo, lūžo. Tai sėkmingai atvažiavome ir pirmą vietą užėmėm. Tai čia. Šiek tiek padėjo. Vienintelis mano laimėjimas, jau toks 1000 km lenktynės. Padėjo šiek tiek ir turbūt Dagilių pabaiga, kur Dagiliai irgi ten turėjo gedimą ir ten jie turėjo 7-8 ratų pranašumą ir tada sugedo jų Porsche ir tada taip, tos lenktynės įspūdingos. Kas gali, tai gali. Pusės jam nusisuko, tai pusės. Čia yra tas pats pasiruošimas varžybom. Klausimas, ar dabar tai prieš varžybas niekam nekyla klausimų, kad reikia pakeisti pusažius ir stabdžių diskus ir skaladėlės. O tuo metu dar visi galvojo, kad kaip čia gal savaime, kaip mes automobilis nuvažiuos. Čia elementarios klaidos, kurias turėjom visi praeiti ir išmokti savo pamokas. Toliau norėčiau, Aurelijau, paklausti, kas nutiko, kad po 6 metų jūs sustabdėte veiklą, nors Topo centras kaip ir rėmė lenktynes ir komanda buvo paskui 2008 metais? Jo, tai taip, žinote, ten
įmoniai iš dalies ten visokie finansiniai reikalai buvo. Nebuvo pinigų, krizės visokios ir viską. Tai ten iš pradžių bandėme darbuotojus važiuoti. Nu, bet toks buvo etapas, kuriame nelenktyniavau dėl asmeninių labiausiai priežasčių. Mhm. O kas paskatino paskui sugrįžti? Draugai, pats norėjot labai? Tai jau po to paskatino Porsche klubą sugrįžti. Su Porsche klubą, įstojau Porsche klubą, pradėjau lenktyniauti su Porsche klubu. Dėl varžybose dalyvauti, tai kažkaip tas po truputį pradėjo vienas gal traukti. Į varžybas tada vienas, kitas automobilis jau atsirado. Toks. Kažkoks tai. Tai prisiminkim 2018, kai Aurelijus grįžo, tai atsimeni savo sugrįžimo lenktynės pirmasis. Tada jūs GT4 turėjo klasės automobilį, važiavo Taip. Mantas Janavičius, Barkus, dabartinis tas automobilis, kuris Baltikui priklauso. Taip. Tai kaip kilo tada idėja visiems? Ir kaip per klubą? Nu, tai kilo, kaip susidarė jau, kaip sakome, lenktynininkų komanda. Klube atsirado žmonių, kurie greitai važiuoja ir su kuriais įdomu varžytis. Taip ir pasidarė komanda. Kad reikia dalyvauti tikrose varžybose, man tai toks buvo visai įdomu sugrįžti vėl. Jau buvo viskas pasimiršę. Buvo likęs noras, tai ir sugrįžome. Toks iš pradžių GT4, po to ir gatvinės visokios automobiliai buvo irgi labai įdomu atrakcija. Nors 19 turėjo startuoti su Olandu ar ten belgų Porsche 991 tuo GT3, bet patrasoje padarė avariją tas automobilis ir tada turėjo su karjera startuoti. O turėjo šansų gerų laimėti tada tuo metu. Turbūt, bet žinot, varžybos tai niekas, ne automobilis lemia, viskas lemia vairuotojai ir komanda. Tai sudėtingas procesas. Norėjau dar jūsų paklausti, kas lėmė, kad būtent pasirinkote GT2 čempionatą ir kodėl būtent ne Creventica ar kitas varžybos? Tai dėl to, kad tai visų pirma dėl automobilio specifikos, nes aš pirkau automobilį iš pradžių GT2 RS, tai tikėjusi, galvojau su juo 1000 km dalyvauti. Buvo idėja. Bet dar iš jo šis pasakė, tas automobilis per galingas ir jisai nenori leisti galingesnių negu GT3 automobilį į varžybas. Tai aš jau nelabai kur turėjau Lietuvoje panaudoti. Tai tada pasirinkau važiuoti ten, kur jas priema tos automobilius. Tai pasirinkimo didelio nebuvo, Creventica tuo metu irgi nebuvo GTX kategorijos. Tai buvo tik tai vienas, kad ten dabar tai atsirado už kelių metų, bet atsirado automobilių, tai ten kelyje važiuoja, ten 2-3, žinot, toks labai minimali konkurencija. Tai norėjusi surasti varžybas, kur būtų konkurencija, kur galima kažką, tai žinot, rungtyniauti. Tai buvo tik tai tada atsirado, kaip tik jau tą čempionatą senai planavo SRO, reiškia, šitą varžybų organizatoriai ir jie paleido nuo 21 metų. tą čempionatą paskelbė, kad galima registruotis, tai aš kaip tik automobilį turėjau čionais. Kaip tik va, ir šitas pirmasgi buvo pirma komanda, kurie aptarnavo, tai Dalios Japanavičius. Jie kaip tik buvo... Jo, tai jie kaip tik jau buvo susipažinę, tai jie ten registravo ir jie peržiūrėjo kaip pirmais metais. Tai va tas labai gerai, jie buvo tuo metu labai jau patyrę, nes važiavo su skirtingais automobiliais. Pasiūlė man ir sutikau, kad tai tikrai vienintelės varžybos, kur galima su GT2 automobiliu pilnai važiuoti ir rungtyniauti. O jeigu dar trumpai, kokie skirtumai, gal sunkumai, jeigu lyginant GT2 ir Creventica ar Palangą, pagrindiniai esminiai? Nu, GT2 ir GT3. Matote, GT2 ir GT3 tai labai skirtingi automobiliai. GT2 automobilio idėja tai yra, kad yra gatvinis serijiniu būdu gaminamas automobilis,
Ir tipo iš jo išimamos visokias nereikalingos detalės ir jis toksai, kaip yra pagamintas, atvažiuoja į varžybas. Tai čia to, nuo ko prasidėjo visos anksčiau ir taip būdavo ir GT3 buvo, ir GT4 tai buvo. Tai iš tikrųjų tikslas atpiginti varžybas. Tai GT2 automobilį pirmas ir pagamino Porsche, lygiai. Tai Porsche reiškia pagamino GT2 automobilį, patys pirmieji 19 metais jį pristatė į rinką, po to, man atrodo, 20 pristatė Audi ir po to visi kiti atsirado tada ir KTM, ir atsirado ir Mercedesas pernai metais, ir Maserati atsirado pernai irgi taip. Tai Mercedesas užpernai turbūt jau taip. Tai atsiranda, po truputį ateina daugiau gamintojų tą čempionatą, bet patys pirmieji buvo Porsche ir Audi. Tai yra standartinis gatvinis automobilis, tik tai tiek, kad yra pats galingiausias, iki 700 arklio jėgų, bet jo greičių dėžė, kėbulas turi būti nepakeistas, toksai kaip gatvinio automobilio. O jeigu Čia lyginant yra ir privalumas ir minusas. su GT1, tai ten dar kiti skirtumai, turbūt dar daugiau galios. GT1, tai aš nesu susipažinęs su tą klasę, bet jie ten buvo labai, aš nežinau, ar su jais rungtyniavo, man tas gal ten ir buvo, gal jie turbūt GT1, turbūt galvoja, gal kokį Le Maną gal važiuodavo. Nu, Le Mano automobiliai serijos. Jo, tai GT3, tai yra vis tiek, dabar tai žinome, tai yra pats greičiausias sportinis automobilis, ta prasme, jis už GT2 yra greitesnis žymiai, nes tai yra viskas motosportui skirta, tai yra ir kėbulas pagamintas specialiai motosportui, ir greičių dėžė, ir variklis, ir visos detalės, tai ten grinai motosportinis daiktas. O GT2 tai yra vis dėlto kėbulinis gatvinis automobilis, reikia suprasti. Panašiai kaip Carrera, irgi būna važinėję tie Carrera Cup. Tai Carrera, vis tiek žinokite, GT3, Carrera Cup, tai tas Carrera GT3 Cupas tai yra vis tiek jau sportinis automobilis. Tai yra ne gatvinis automobilis, tai yra greičių dėžė ir variklis ir viskas yra, dėja jau yra sportiniai automobiliai. GT2 turbūt vienintelis paskutinis buvo likęs praktiškai gatvinis automobilis rungtyniaujantis rasai. Tai keliaukim prie ateinančio sezono. Jūs, Aurelijau, kadangi mes įrašom laidą šiandien, turbūt matėt rytoj, Aurelijus dabar yra Ispanijoje lenktyne ir turėjo treniruotės Barcelonai su Dream to Drive, kuriam pardavė savo Porsche automobilį. O kas toliau? Pardavėt automobilį Dream to Drive, mokėt juos. Kas toliau? GT3? Porsche? Ne, kažkaip tai prie GT3 nenuėjome, nes iš tikrųjų tai pagrindinis dalykas yra vis dėlto biudžetas ir pinigai. GT3 visų pirma, kad jo neįmanoma nusipirkti automobilio naujo, o jeigu naudota pirkti rinkoje, tai turi mokėti dar daugiau negu kaip už naują, tai už dėvėtą. Kadangi jo neįmanoma įsigyti, tai gal čia nėra kur svajoti. Aišku, ir važiuoti po to su jo labai brangu yra, tai vis tiek labai didelis investicijos. Tai gal yra mintis įsigyti kažkokį kitą automobilį GT3 klasės? Tai mes negalvojam apie GT3 automobilį įsigyti, tai tikrai netikslinga investicija. Lietuvoje yra, nes nėra kur važiuoti su to automobiliu ir brangu. Tai mes vėl nusipirkome GT3 Cupą 992 ir rungtyniausime su juo toliau. Nes Aurime jūsų paraiška yra. Taip, Aurime padarė paraišką ir planuojam važiuoti su 992 GT3 Cup automobiliu Palangoje. Ir dabar už porą savaičių startuosime, reiškia, Kreventikė 24 valandų varžybose Mugello. O kokia sudėtimi, jeigu nepaslaptis? Tai sudėtimi, tai aš, Mantas Janavičius, Bartkus ir važiuos šitas Valteris Zviedris. Geras. Keturiese. Dar norėčiau jūsų, Aurelijau, paklausti, kaip gimė meilė Porsche automobiliui ir kodėl būtent Porsche, o ne koks Ferraris, Lamborghinis ar kitas gamintas? Nu, viską jums reikia apsilankyti pas mane, klausykite, garažas 911. Visas istorijas pasakoju. Būtinai užsuksim, būdami Vilniui. Jo, muziejus Porsche. Kaip gimė, tarp kito, muziejaus idėja?
Tai va muziejaus idėja tai gimė dėl to, kad tą rekonstravome užupį visą šitą Mekos skersvėjį. Tai ten įrengėme daug tokių parduotuvių, tokių galerijų meno, tai va yra apačioje Rusijai. Iš pradžių norėjau pasidaryti privatų garažą, bet po to kilo idėja padaryti muziejų. Tai va ir surinkau tikrai unikalius RS automobilius, kurie labai skirtingi, skirtingų kartų, tai va kviečiu visus apsilankyti ir pasižiūrėti. Galima ekskursija, ketvirtadieniais vyksta, tai galima ir ekskursija ateiti, arba galima ir su manim asmeniškai susiskambinti, susitarti, kad pravešiu ekskursiją. Tai Būtinai užsuksim, ačiū už kvietimą. Tai jo, mes būtinai ateisim su Jonu, kai Jonas bus Vilniui. Tai Dar pabaigai. grįžtant prie to klausimo, norėjau paklausti, o jeigu reiktų rinktis, ne Porsche automobilį, su kokiu dar norėtumėt lenktyniauti gamintojo automobilio? nu, aš esu, mes dabar praeito sezono pabaigoje 992, kai pabaigėm sezoną su Mantu, tai Paul Ricard trasoje po paskutinių varžybų bandė Mercedesą GT2. Nu, tai iš tikrųjų labai lengvai vairuojamas automobilis, labai lengvas jo. Lengvai vairuojamas, lengvai valdomas, labai komfortiškai jautiesi, nepavargsti, tai su Mercedesu turbūt vis dėlto norėčiau lenktyniauti, nes tai O geras. jeigu kaštais lyginant, brangiau ar panašiai? Tai žymiai brangiau, tai už Porsche tai nėra ką lyginti, nežinau, gal 2 kartus tai brangiau beveik. Tai Porsche tai yra va to ir unikalus, kad yra labai patikimas vis dėlto ir palyginus dar nebrangus kaštai. Tai ir greitas daiktas. Tai. Nors Dagilis Mercedesas, sakė, aišku, kaip sakat? Nors Dagiliai teigia, kad Mercedesas patikimesnis ilgų nuotolių lenktynėse. Jeigu jie teigia, gal žino, gal jie lygina, nežinau. Aš tai kadangi negaliu tokių dalykų palyginti, tai neturiu nuomonės apie tai. Tai va, pabaigai Aurelijau palinkėjimas mūsų Lietuvos autosporto žmonėms ir Žiedo brolių kanalo žiūrovams. Sulaukime pagaliau trasos Lietuvoje, klausykit, tai kviečiu visus prisidėti prie trasos statybų, kur va Jonavoje prasidėjo, bus antras susitikimas, kaip tik garaže 9.11, tai bus susitikimas visos iniciatyvinės grupės, kurie galvoja apie trasos statybas, tai va kviečiu ir daugiau prisijungti visus, kurie neabejingi tam. Tai kaip sakome, po kelis eurus sunešę, mes tikrai tą pagaliau trasą pastatysim, tai jeigu turėsim trasą, tai tada ir motosportas atsiras Lietuvoje, nes dabar tai Lietuvoje nėra tikslo nei turėti automobilio, nei čia kur važiuoti yra, nei čia varžybų yra, tai 1000 kilometrų tai yra daugiau fun, tai nėra tikros motosportinės varžybos. Tai va, tai linkiu, kad ta trasa atsirastų ir atsirastų tikras motosportas Lietuvoje ir kad jūsų kanalo žiūrovų būtų, tada žinote, ne šimtais, o 10 tūkstančių, tada vis tiek bus visiems maloniau ir visi galėsime šnekėtis apie rimtus dalykus, apie tikrą motosportą. O beje, tas susitikimas bus viešas, bus prieinamas visiems tame garaže jūsų? Susitikimą tai su pakvietimais, tai kam įdomu, kas nori investuoti, tai reikia kreiptis. Tai va, tai. Galit mane pakvies, aš būtinai galėsim susukti reportažą tą temą. Tai ačiū Aurelijui, ačiū Jonui. Ačiū labai Aurelijau, kad radot laiko mums savaitgalį. Tai dėkui. Įdomu visada pašnekėti apie motosportą. Jo, labai smagu. Kuo aš gyvenu, tai žinote, man tai čia kasdienybė. Ir linkime jums gero sezono atėjančio. Greičiausiai pasimatysim Palangoje. Pasimatysim Palangoje. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Čia buvo Jonas, Aurelijus Rustika, Gabrielius. Susitiksime kitą kartą. Viso gero.